Sveiki visi. Sveiki. Šiandien pakalbėsime pakankamai rimta tema apie Ispanijos nekilnojamą turtą ir apie mūsų darbą. Tai kaip ir matote pavadinimą, kalbėsim apie Ispanijos nekilnojamo turto tam tikras paslaptis. Kodėl paslaptis? Nes daug kas apie tai nekalba, bent jau mes nebuvom apie tai girdėję iš kitų. Ir apie mus pačius, nes sulaukėme klausimų tokių kaip, kad kodėl čia filmuojame, rodome viską, ar patys čia mes ieškomės. O tikslas šių video yra tai, jog darome tai, kas patinka. Tai yra mūsų darbas, veikla. Kitas, aišku, tikslas yra parodyti Ispanijos nekilnojamo turto realybę. Tai yra, kas iš tikro slepiasi už tų gražių paveiksliukų. Tai trumpai, kodėl būtent Costa del Sol. Galima sakyti, jog taip lėmė likimas. Atvykome čia tiesiog atostogų ir apsigyvenome Alicantės regione netoli Torreviejos. Važinėjomės, tyrinėjomės. Buvo įdomu, bet nelabai turėjom su kuo palyginti. Viskas atrodė kaip ir fainai, bet po to sugalvojame išbandyti žemiau esančias vietas, tokias kaip Mochakaras, Playa de Vera, Villaricos. O čia visas Garučios miestelis pavaizduotas. Tai va čia aš įdėjau parodyti, kokiuose namukuose gyvenom vienoje iš urbanizacijų. Tai vietos pasirodė tikrai nuostabesnės už Alicantę, bent jau mums. Yra visokių laukinių užslėptų kampelių. Kokie šių vietovių minusai? Žiemą nyku, nėra ką veikti, maži miesteliai su mažai turistų, jeigu dėl nuomos pirkti. Mažai žalumos, apsuptas vien Ispanijos, nėra nei šalia Gibraltaro, nei Portugalijos. Aišku, yra gražių vietų, bet pradėjome ieškoti ir veiklos galimybių. Aš pats, kadangi elektros darbus dirbu, instaliacijos, plus remontai, renovacijos, statybos, tai buvo svarbu rasti, kur visa tai vyksta. Ir gavom tokių patarimų, kad sako, važiuokite į Costa del Sol. Patiko iš pirmo karto, daug žalesnė gamta, šiltesnės žiemos, šalia Gibraltaras, Portugalija, Tarifa, Ronda, daugiau kalnų, nuostabių panoraminių vaizdų, čia taip pat daugiau anglakalbių žmonių. Plus darbų galimybės didesnės, pilna besistatančių kompleksų, vilų, tiesiog verda gyvenimas ištisus metus, nes čia ir žiemos metu yra daug turistų. Taip, tai va čia va matosi irgi va Steponos kalno ir va ten horizonte yra Gibraltaras netgi matosi. O iš kitos pusės ten yra va Marbėja. Tai sakykime, ant šito kalno stovint tu gali matyti labai platų vaizdą. Nuo Marbėjos iki Gibraltaro. Nuostabus vaizdai. Ir čia dar va įdėjau nuotrauką, ką mes patys važinėdami radom, ką galima rasti va čia gyvenant, pavažinėjant po apylinkės. Tai šakos tiesiog linksta per tvorą ir bet kas gali skintis. Sultingos figos, nuostabu tiesiog čia pasaka. Esam radę ir avokadų, ir mangų, ir vynogių, tai... Tai tos vynogės dar netokia įdomu, kaip, sakykime, figos. Aš gyvenime nesu tokių valgęs, parduotuvėse tokių net nerasdavau niekada. Labai saldžios. Tokie yra kaip ir plus papildomi bonusai, privalumai. Tai tiek trumpai apie pradžią. O dabar apie ką visą tai? Tai pagyvenę čia, šioje vietovėje, nusprendėme čia Costa del Sol įleisti šaknis ir nusipirkti savo namus. Bet prieš tai suskaičiavau, kad teko gyventi kažkur 11 skirtingose urbanizacijose. Alicantėj, paskui Vera Playa buvo 2 skirtingos, kur minėjom aptojim tie miestukai. Benalmadinoj nuomavausi, Kalahondoj buvo 2 vietos, nes aš važinėjau su darbais, žmona gyveno Veroj tuo metu su vaiku. Paskui Marbėjoj, Dukesa buvo, Esteponoj jau kartu mes gyvenom, Sabinijas centras, tai jau 10 ir netoliese Dona Kulija. Tai va, praktiškai 11 skirtingų urbanizacijų ir vietų. Tai su tokia patirtim jau žinojom, ką ir kur rinktis. Plus, kadangi dirbau statybose, ispanų firmoj, tai mačiau visą statybų virtuvę ir ispanų kokybę iš statybinės pusės.
Aš dar padarysiu, kad atskirą video su foto ir darbo metu nufilmuotais telefonų vaizdais, papasakosiu, kokiuose objektuose, ką dariau, kokiuose vilose dirbau ir apskritai apie statybinius darbus Ispanijai. Tai ten įdomių dalykų bus. O aš pradėjau dirbti ispanų nekilnojamo turto agentūroje Steponoje. Ir pamačiau, kaip dirba agentai. Daug ko jie nepasako, nuslepia klientams, netgi ir pameluoja, kad tik tais nupirktų nekilnojamą turtą. Taip, tai kadangi esame pirkę būstą savo ir kitiems klientams, tai žinojome, kokius klausimus reikia kelti, kokias problemas reikia aiškinti užslėptas, nes kol pats to neišgyveni, tai net nesuvoki, kiek visko gali nutikti. Nuo bendrijos skolų, netvarkingų dokumentų, neveikiančių baseinų, defektų paslėptų, kaimynų probleminių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dėl to dabar ir padedame savo klientams, tai yra mes atstovaujame pirkėjus, o ne pardavėjus. Ir jeigu kreipiasi pardavėjas su būstu, kuris turi didelių problemų, tai iš karto pasakome, kad pirmą jie susitvarkytų arba sumažintų atitinkamai kainą. Turėjome tokius kelius būstų pasiūlymus, bet problema yra, kad savininkai kainos nenori mažinti, tvarkyti problemų nenori. Todėl net neapsiemame pardavinėti tokių būstų ir nesiūlome savo klientams. Tai kadangi dar vienas mūsų tikslas yra sumažinti rizikas pirkėjui, todėl jeigu pirkti bus neverta, tai mes tai ir pasakysim. Daug vietovių, urbanizacijų esam apžiūrėję, gyvenę patys, tai dėl to ir žinome pliusus, minusus, tam tikras paslaptis. Pavyzdžiai, tai pirmas, teko apžiūrinėti vieną būstą, kur gyvena irgi ten kaimynas, kuris šiukšlina aplinką, netvarkingas, nemoka mokesčių, praktiškai gyvena kaip okupas. Ir tu atėjęs iš pirmo karto to net nepastebėsi. O to labiau agentai, nors ir žinodami, jums to tikrai nepasakys. Kitas pavyzdys, pastatytas baseinas, bet jis nelegalus. Todėl vasarą vandens nebus, gyventojai naudotis negalės. Nes leidimo iš savivaldybės nėra, o žiemą jie dažniausiai ir taip be vandens stovi, tai to net nesuvoki paklausti. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, baseinas yra taisomas jau 3 vasarą. Problemos ispanai nesugeba rasti, vanduo išbėga, nors ir lėtai, bet išbėga dėl mikroįtrūkimų. Automatiškai sąnaudos didžiulės, mokestis aptarnavimo padidėja, nes mes patys esam gyvenę tokio urbanizacijoje. Tai jau čia mūsų asmeninė patirtis. Agentas mums tikrai tikino, jog baseinas veiks vasaros metu, nes buvo remontuojamas rudenį, bet taip ir neveikė visą vasarą. Taip, tai dar vienas iš pavyzdžių. Gyventojai leidžia per lubas vandenį. Ir urbanizacija nieko nesugeba padaryti. Patys tą matėm, nes paprasčiausiai administratorius nesugeba spręsti didesnių problemų. Todėl yra labai svarbu, kaip bendrija tvarko gyventojų problemas. O kas liečia agentus, tai į tai jie nesigilina ir to nepasako. Mes patys tą patyrėm. Kitas dalykas, bendrijoje daug skolininkų. Čia yra įdėjau vieną iš pavyzdžių, joje galite matyti netgi ir sumas. Tai įsivaizduokite, keli gyventojai nemoka po 30, 20, po 15 tūkstančių bendrijai. Tai našta tenka kam? Tiem, kas moka. Nes tvarkyti aplinką, pastatą, gerbuvį, vis tiek reikia. To pinigų iš kitų urbanizacija negauna, kaip tik tai iš mokesčių. Priklauso, aišku, nuo urbanizacijos, bet kai kur tokia informacija tiesiog paprasta PDF, tai yra atsiunčia e-mailais žmonėm, gyventojam. Ir matosi netgi yra bendra suma apačioje, įsivaizduojate, 109 tūkstančiai bendra suma. Kitas iš pavyzdžių, būna suplanuotos didelės renovacijos ir jūs tai sužinosite tik po rezervacijos pasirašymo, nes advokatas pasakys tokią info tik po rezervacijos. Kitas pavyzdys, būstai buvo užsemti potvynio dėl esamos lokacijos, o potviniai Ispanijos yra specifinė problema, ypač žiemos periodo metu. Ta pati Valencija prieš 4 mėnesius, prisiminkim, netgi Vera Playa, kur gyvenom, irgi tas buvo. Tai Veroje tai yra viena iš priežasčių, kodėl nekilnojamas turtas ten toks pigus. O kita priežastis, tai jog ten labai mažai turistų. Taip, tai net esam sutikę lietuvius ten gyvenančius vietinius. Jie sako, pažiūrėkit, YouTube įsivedę Vera Playa Floods, sako, pamatysite, kas čia buvo ir vyko prieš 12 metų. Yra netgi vienas video, kaip netaip senai buvo prieš mėnesį, radau.
Va šitas. Tai va įsivedę patys galite pasižiūrėti, va prieš mėnesį laiko irgi kas vyko. O tie va prieš 12 metų vaizdai, tai ten iš viso šokiruojantis. Tai pamatė va šitus vaizdus ir pasikalbėję su tais lietuviais, tai mes staigiai pakeitėm savo nuomonę ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl mes ten nepirkom, nors kainos buvo pakankamai viliojančios. Dar vienas iš pavyzdžių, naujų ir senų statybų minusai ir pliusai. Tai naujos statybos dažna problema, jog viskas yra šviežia, pastatas gyvas, rizika, jog bus įtrūkimų po metų ar daugiau, taip pat yra nemaža. Aišku, yra įstatymai, kurie gina, bet patys turėjom patirtį ir žinome, kad reikalai sunkiai juda. Senoje statyboje 10 metų ir daugiau, tai kas yra gerai, kad matosi išiškėjusios problemos, tai todėl žinome, ko tikėtis. Ir dažnai matosi tų problemų užmaskavimai. Tai yra gerai, nes pastebim probleminės vietas. Kitas pavyzdys, gruntas po pastatu turi tendenciją judėti. Tai vietomis kartais net matosi pastato įtrūkimai, grindinio įtrūkimai matosi, bet ne visur, nes reikia pavaikščioti ir patyrinėti. Dar vienas pavyzdys, dėl sienų įtrūkimų lietaus vanduo bėga automatiškai į vidų. Tai būna netgi ir kad kaimyno terasa virš buto leidžia vandenį. Dažnas variantas, kad dėl plytelių ir dėl senos hidroizoliacijos, nes ten 10-20 metų ta hidroizoliacija sutrūnyja paprasčiausiai. Pasiekmės iš to atsiranda pelėsis. Va šitoj nuotraukoje jūs čia matote gyvą pavyzdį, mes buvome šitam objekte, irgi žiūrėjomės. Ir čia yra žmogaus terasa, dviratis va stovi, balkonas. Ir va, už šitos sienos yra miegamasis. Čia atrodo viskas tvarkoj, jokių problemų, bet va, būtent va šita vieta aš pažymėjau, va, yra probleminė. Plus va šitas įtrūkimas ant sienos. Ir automatiškai čia bėga vanduo į vidų. Nes įsivaizduokit, yra lauko siena plyta ir vidinė siena plyta. Per vidurį būna ten pripurkšta šiek tiek tos termoizoliacijos, bet yra kiaurinė. Ir automatiškai bėga vanduo į vidų, jeigu, sakykime, per plytelių tarpus. Prie ko tas priveda, tai sekantį nuotrauką, čia matote to miegamojo vidinę sieną. Apžiūrų metu būtina apžiūrėti už visų baldų sienas, nes čia, pavyzdžiui, stovėjo lova ir tik atitraukus ją tai pamatėm. Taip pat reikia apžiūrėti visas užslėptas vietas, visus kampus, ar nešlampa, pavyzdžiui, po terasos langais ir durimis, ar ten nėra atšokinėjusio tinko. Kartais net būna uždažytos tos probleminės vietos. Šitoj vietoje irgi buvo uždažyta ir tik tais lietaus sezono metu pradėjo atšokinėti visas tinkas ir uždažymas. O kai apžiūrite būstus ir pamato tokius uždažymus, čia iš karto signalas, kad kažkas gali būti negerai. Čia įdėjau dar vieną pavyzdį. Matote dabar grindinio, kaip aš ir kalbėjau, įtrūkimus. Atėjus, sakykime, vaikštant po urbanizaciją, ten praktiškai ne visą laiką gali ir pastebėti, kol tu neužeini būtent tos vietos. Ir va čia matot daugiau kaip 5 cm pasėdimas yra grindinio, o papačiai yra garažas. Tai įsivaizduokit, kas gresia po 5 metų, sakykime. Čia irgi ateini, vaizdas atrodo, ne taip baisu iš viršaus žiūrint, bet patyrinėjus, pažiūrinėjus, akivaizdu, kad kažkas yra negerai. Tačiau yra dar įdomesnių siurprizų ir niuansų, apie kurias čia Ispanijoje niekas nekalba. Tai tokią info, dirbant su mumis, mes savo klientams ir pateikiam. Todėl pirkti ar ne, spręsti jums būna jau daug paprasčiau, nes žinote, ko tikėtis prieš pirkimą, o ne po nusipirkimo. Agentai dažnu atveju nutyli apie tokias problemas, mes patys tą patyrėm. Draudimas kažkiek padeda, aišku, bet jie visada ieškos priežasčių, kodėl nesumokėti. Advokatas jums pateiks tik oficialią, aišku, info apie sumokėtus IBI, bendrijos mokestį, oficialias skolas, jis perrašys taip pat mokesčius ir panašiai. Be to, advokatas atsiranda jau rezervacijos proceso metu, kai pasirašoma rezervacija. Ir tik tada pardavėjas pateikia dokumentus. Ir tik oficialią info apie būstą. O mes einame dar prieš advokatą, tai yra iki advokato atsiradimo, būsto atrankos metu. Ir surenkam info apie tą būstą ir urbanizaciją. Aišku, svarbu paminėti, jog negarantuoju, kad pavyks gauti visą 100% info,
Bet tuo pačiu jūs pirkdami su eiliniu agentu net tokios info negausite, kurią mes savais keliais ir metodais atkasame. Kodėl taip sakau? Nes mes patys irgi patyrėme tai ant savo kailio, nes mes tokios info iš agentų negavome. Ir teko patiems tą darbą atlikti. Aš kalbu, aišku, apie tuos agentus, su kuriais mums teko susidurti. Aš jo suprantu, nes agentas rizikuoja prarasti pardavimą, o jeigu, aišku, jie savo darbą atliktų gerai, tai nebūtų tokios baimės. Kas liečia ispanų kokybę, tai padarysiu kada atskirą video apie tai. Jeigu galvojate, jog su Lietuvos nekilnojamu turtu yra mažiau problemų, tai siūlau pažiūrėti tokio Skirmanto Malinausko video. Pamatysite, kokio lygio aferos Lietuvoje daromos, tai ten yra tokie ne per seniausiai padaryti 2 ar 3 epizodai, gan stiprus, tai tikrai rekomenduoju. Čia tam, kad dingtų jums dar vienos iliuzijos ir apie tą pačią Lietuvą. Plus mes patys turėjome patirties Lietuvoje su Neringoje pirktų būstų. Aišku, pasisekė tai, jog ne mūsų butas tame name kentėjo, bet buvę kaimynai kenčia iki šios dienos dėl statytojo ir vystytojo brokų. Vėlgi turim asmeninės patirties. O kas liečia Ispaniją, tai plus minus apie 40%. Gal čia per riebiai pasakiau, o gal kaip tik per švelniai, bet kiek mums teko susidurti, tai plus minus toks santykis iš patirties, jog 40 plus minus procentų Ispanijoje būstai yra su problemu. Kodėl žmonės parduoda turimą būstą? Išskiriau tokius 3 dalykus pagrindinius. Tai pirmas, tai kad yra kažkokia problema su parduodamu būstu. Antras, sakykime, taip susiklostė gyvenime situacija, pavyzdžiui, prireikė pinigų. Trečias variantas, ruošiasi pirkti kitą nekilnojamą turtą. Tai, sakykime, investuoja kitur arba kraustosi kitur, tai bet kuriuo atveju ruošiasi pirkti kitą būstą. Ispanijos nekilnojamo turto teisinė bazė tokia, jog perkant naujos statybos būstą, bankas apsaugo pirkėjo depozitą. Senos statybos atveju tokios apsaugos oficialiai irgi egzistuoja, tačiau realybėje viskas per daug sudėtinga. Ir jeigu atsiranda kokios problemos su nupirktu būstu, veltis į teisinius procesus per daug sudėtinga. Taip. Tai todėl yra būtina pačiam ieškoti būdų, kaip tokias rizikas minimizuoti prieš perkant būstą. Nes nebūkime naivus, visose šalyse yra savos problemos ir savi niuansai. Teikti, kad Ispanija kažkokiam tai išskirtinė, būtų tiesiog neadekvatu. Todėl yra būtina atlikti visas įmanomas detalės ir išsames apžiūras prieš perkant patiems. Arba galite kreiptis į mus. Kitaip sakant, yra būtina papildomai investuoti į šių rizikų mažinimą. Dabar papasakosime šiek tiek, kaip dirba agentai. Agentai gauna komisinį atlygį, dažnu atveju apie 5%. Procentas yra jau įtrauktas į būsto kainą, kurią matote skelbimuose. Taip dirba dauguma Ispanijos agentūrų. Agentūros bendradarbiauja ir dalinasi komisiniais. Taip, tai idealistoj jūs matysite apie 90% visų parduodamų būstų, plus apie 90% būstų, kuriuos matote, jūs pirksite per agentus. Dar yra Fotokasa platforma, bet ten ispaniškai viskas. Agentai dar naudoja ne viešas duombazes ir platformas, kurių jūs nematote viešai, tai taip jie dalinasi dar ir objektais. Ir dar yra kitos viešos, bet mažiau žinomos platformos. Sutartys, tai atidžiai skaitykite ir gilinkitės, nes sąlygos būna kartais nepalankios pirkėjui dėl nepalankių terminų. O kas gresia, tai depozito praradimu dėl tų pačių pradelstų terminų. Pavyzdžiui, paskolos atveju irgi svarbu išsiaiškinti, ar agentūra grąžins rezervacijos mokestį, jeigu negaunate banko paskolos. Klientui būtina pirmiausia kalbėti su banku, ar gaus paskolą. Tai būtina bankui susiųsti dokumentus ir sužinoti gaunamos paskolos dydį dar prieš pirkimą. Ir tik po to atlikti būsto rezervaciją, nes darant kitaip galite prarasti rezervacijos mokestį, kuris gali siekti nuo 5 000 iki 10 000 eurų. Kas mes ir kokia mūsų patirtis, kad mes čia drįstame taip šnekėti apie tą Ispaniją ir visus agentus, ar ne, ir plus apie būstus, taip drąsiai. Tai Lietuvoje mūsų tėvai yra architektai,
Ir aš architektė. Ir statybininkai. Tai mes esame pirkę Lietuvoje būtą, atlikę renovaciją, sėkmingai pardavėm, po to statėm namą, vėl pardavėm, dabar vėl naują statome. 2017 metais mes pirkom Neringoje būtą, mes jį nuomavom, administravom patys, tai todėl turime ir tame patirties. Ir todėl žinome, kokia nuomos grąža, kokios išlaidos, kokie pelnai, viską tą puikiai esame studijavę. Ir galime palyginti su Ispanijos nuoma, nes mes tą patį ir čia darom. Buvau pirmininku, teko atstovauti tiek savo, tiek gyventojų interesus prieš tą patį vystytoją ir statytoją. Pardavė Lietuvoje turimus nekilnojamus turtus, pirkom čia Ispanijoje. Prieš pirkimą Ispanijoje, kaip ir minėjom, gyvenom minimum 11 skirtingose urbanizacijose, kol suvokėm, ką ir kaip rinktis. Tai kaip mes dirbame? Kartu važinėjom su klientais po objektus ir juos apžiūrinėjame. Video sumontuoju taip, kad klientų nesimatytų dėl jų privatumo. Taip pat tų būstų, kuriuos klientai nuperka, klientų pageidavimu irgi neviešiname. O video apžiūros klientų patogumui darom ir nuotoliu. Kas liečia algoritmą ir procedūrą mūsų darbo, tai labai jinai paprasta. Pirmiausia, susiskambinam nemokamai konsultacijai iki valandos laiko. Pasikalbam, susipažįstam ir išsiaiškinam jūsų poreikius. Po pokalbio ieškome būstų per idealistą ir vidinės agentų duombazės. Arba patys ieškote. Tačiau šiuo atveju dar yra galimybė, jog mus pasirenkate kaip papildomą pagalbą. Nusprendus dirbti kartu, įmama 100 eurų depozitas. Mes surandame apie 10-20 variantų priklausomai nuo jūsų biudžeto. Nes, tarkim, jeigu būstas labai pigus, tai gali būti mažesnis kiekis pasirinkimų. Po to jūs atsirenkate jums patikusius, mes patarėme, jeigu jums yra poreikis, susisiekėme su pardavėjais ir suorganizuojame apžiūras. Apie 50-70% iš atsirinktų skelbimų. Būna, jog kai kurie būstai jau rezervuoti ir jau parduoti, kartais agentai atšaukia paskutinę minutę, arba būna būstas išnuomotas ir neįmanoma jo apžiūrėti. Kartais ir komisinio mokesčio nesidalina agentai, tai šiuo atveju kalbame su jumis dėl sprendimo. Taip pat būna, jog skelbimuose pardavinėja patys savininkai. Tada reikėtų tartis dėl komisinio užmokesčio iš pirkėjo arba pardavėjo pusės. O čia matote mūsų įkainius. Tai kaip ir minėjom, pirminė konsultacija yra nemokama iki valandos, depozitas yra 100 eurų. Per dieną mes galime atlikti iki 3 apžiūrų su video įrašu, kurį atsiunčiame jums. Ir jeigu vienas objektas apžiūrų, tai 150, jeigu 2, tai 200, 3, 250. Ir kitos kainos eina sekančiai atitinkamai. Kas liečia dokumentų tvarkymą, tai irgi nuo 150, tai kas įeina, tai paskolai gauti dokumentai, advokato paslaugos, konsultacijos konkrečiais jau klausimais, kur susirašom mes jau raštu. Depozito, apžiūrų mokestis ir dokumentų tvarkymo sumokėti pinigai, jie yra grąžinami po įvykusio būsto pirkimo sandorio. Jeigu patys kontaktuojate su agentūrom ir norite, jog mes vykdytume apžiūras, tai apžiūros sumokėti pinigai jau negrąžinami, nes mes negauname dalies komisinių iš tų agentūrų. Nebent jūs sumokate tą komisinių dalį papildomai. O gilesnių analizių darbo principas yra toks. Jūs išsirenkate patikusį būstą po mūsų apžiūrų, mes atliekame papildomą darbą ir pateikėme to būsto jau aptartus esamus minusus ar potencialias grėsmes, problemas, jeigu tokie yra, aišku. Ir jau jums spręsti, ar šitie būsto pateikti minusai jums yra priimtini. Nes galbūt jie bus netokie reikšmingi ir galima tiesiog prieš juos užsimerkti. Nes mums tai buvo, kai pirkom savo, irgi pastebėjom šiek tiek įtartinų vietų, bet iš to, kiek ieškojom, buvo geriausias variantas. Tai ėmėme tą geriausią variantą su tam tikrais nežymiais minusiukais. O jeigu minusai jums bus nepriimtini, tai ieškome toliau kito būsto. Plus turime patikimų kontaktų dėl remontų, būsto administravimo, advokatų, tai todėl pasidalinsim ir atkris dar vienas jums galvos skausmas, jeigu reikės remontuoti ar administruoti jūsų būstą po pirkimo.
Taip pat garantuojame operatyvumą, nes mums patiems to trūko, kai susidūrėme su ispanų manjana vadinama vis rytoj, nes reikia registruotis pas visus per e-mail papildomai, atrašo po kokios dienos 2 jo galite į kitą savaitę, darbo valandos iki pietų, nes pas juos siesta, ilsisi ir taip toliau ir panašiai. Tai tas liečia ir advokatus ir jų darbo greitį. O per tą laiką jau būstas gali būti gavęs į rankpinigius, rezervaciją ir dingti skelbimų. Tai tiek apie kainas, mūsų darbus, o kas liečia šios įkainius, tai viską jums pateikiam atvirai, nieko neslėpiam, parodom, nes reikia suprasti vieną dalyką, jog nemokamai kokybiškos paslaugos niekas nesuteiks. O investuoti Ispanijoje tikrai apsimoka, nes mes patys lyginomės pelnus su Lietuvos pajūrio nuoma ir čia, tai puikiai tą žinom. O dėl pirminės online konsultacijos rasite šio video aprašyme nuorodą. Ja paspaudę galite rezervuoti jums patogų laiką ir susisiekti su mumis. Tai šiam kartui tiek. Lauksime jūsų Ispanijoje. Iki. Iki.